Dažnai kyla klausimas, kas yra gydytojas endodontologas ir kuo jisai skiriasi nuo paprasto gydytojo odontologo. Kaip oficialiai, tai gydytojas endodontologas yra odontologas specialistas, kuris papildomai be odontologo studijų baigia papildomą 3 metų rezidentūrą ir tada konkrečiai specializuojasi ir dirba dantų šaknų kanalų sistemos ligų diagnostikoje ir gydyme. Be to, endodontologui specialybei dar priklauso ir dantų traumų diagnostika ir gydymas ir endodontinė mikrochirurgija. Dažniausiai pacientai pas mus kreipiasi dėl kanalų gydymo, kai kanalai yra labai lenkti, siauri, kalcifikuoti. Pasitaiko atveju, kai kanaluose būna nulūžusių endodontinių instrumentų gabaliukų, kanalų valymui skirtų adatėlių. Tai endodonto darbas yra pasitelkiant įrangą, žinias, tiesiog tokius darbus dirbti ir maksimaliai kanalų tą sistemą išvalyti.